Labas vakaras, pirmosios prisijungia. Parašykite, ar matausi, girdžiuosi, ar viskas puikiai su ryšiu. Sveikas prisijungia. Ačiū, kad reaguojat. Labas vakaras visoms. Kaip įsikvėpus jaučiuosi ir iš tikrųjų visą dieną spirgu viduje apie mūsų šitą susitikimą. Man iš tikrųjų labai patinka live susitikimai, nes mes galim taip nuoširdžiai pasidalinti, pasikalbėti ir nėra jokio kažkokio spaudimo, formato, seminaro, yra tiesiog laisvas, gyvas, moteriškas pokalbis. Aišku, norėčiau su jumis čia visomis sėdėti kartu šiuo metu, kad galėtume diskutuoti gyvai. Tačiau yra kaip yra linkėjimai jums iš pajūrio ir galime tokiu būdu susijungti ir pasidalinti tai, kas mums iš tikrųjų yra svarbu. Tai džiugu matyti, kad jungiatės, tikrai pasisveikinkit, parašykit, jeigu mane matot, jeigu girdit. Būtų smagu pamatyti, kad ne tik užbėgo trumpam, bet galbūt ir pasiliksite čia ilgiau. Tai kviečiu pasidaryti arbatos, atsisėsti patogiai ir skirti šitą laiką savo, iš tikrųjų nebėgant, ne kažkur užlekiant tarp darbų, bet sąmoningai paskirti šitą valandą mūsų labai svarbiom moteriškom temom. Šiandien kalbėsim apie intimumą, apie seksualumą, kalbėsim apie santykių problemas, su kuriomis ateina pas mane į terapiją poros arba pavieniai žmonės, ypač moteris, kokias temas kelia. Ir kalbėsim apie tą santykių dinamiką ir kaip mums moterims, kurios taip iš širdies trokšta santykių, kaip savęs nepamesti santykyje. Kalbėsim apie tokias temas kaip vyro moters santykis, dinamika ir apskritai intimumas poroje. Tai kviečiu pasilikti ir tikrai pabūti kartu tokiom jautriom, moteriškom temom, kalbant ir įsikvėpti vieniem nuo kitų. Tai parašykite, jau galit, kurios esate, kas jūs pakvietė šiandieną būti čia, kodėl šitas pavadinimas jūs pakvietė. Mūsų pavadinimas šiandieną yra moterų iššūkiai santykiuose ir kaip juos pereiti, neprarandant savęs. Tai tokia labai graži tema, nes su moterimis dirbu diena iš dienos, asmeninėse sesijose, su poromis dirbu taip pat, porų konsultacijose, pas mane jos šiek tiek kitokios, labai dažnai mes praktikuojame ir įvairias praktikas. Tai nėra tik tai pokalbis, tai yra ir kūno praktikos, ir tantros praktikos, ir apskritai judesio šokio praktikos, kurias mes darome su poromis. Tai tikrai girdžiu, kuo poros kvėpuoja, gyvena. Daug metų pati savo santykiuose praktikavau ir tantrą, sąmoningą santykių kūrimą ir tikrai giliai nėriau šitą temą. Dėl to galiu suprasti ir daugeliu porų, kurios ateina pas mane dabar, arba moterų, kurios kreipiasi į mane su tam tikrom santykių problemom ir klausimais. Tai jeigu mane pažįstat ir esat pas mane kažkur jau lankėsi, prašau parašykite, širdutę atsiųskite, o kas pirmą kartą, tiesiog šypsenėlę atsiųskite. Noriu pamatyti, kiek iš jūsų pirmą kartą manęs klausosi, o kurios jau žino, apie ką aš esu ir nežinau, kiek man eiti giliai į tas temas, kuriomis aš įprastai kalbu, apie polariškumą, apie vyrišką, moterišką energiją. Matau ir širdutes, ir šypsenėlę vieną, 2 šypsenėlės. Gerai, tai šypsenėlės yra pirmą kartą, jeigu pas mane kažkur dalyvaujate, ir širdutė, jeigu jau esate kažkur dalyvavę seminare, mokymuose, sesijose arba live. Tai turim ir tų, kurios pirmą kartą, ir tų, kurios jau ne pirmą kartą. Tai tos, kurios pirmą kartą tikrai labai kviečiu, kad dar giliau suprasti temas, kuriuom aš kalbu, apie polariškumą, apie vyro, moters santykius, apie moterišką energiją, paklausyti tai kitose mano laivose, Instagrame jau yra įrašai, vėliau, jeigu norėsite, kad dar praplėsite akiratį apie tai, ką čia kalbėsim. Tai labai trumpas prisistatymas, mano vardas Diana, aš esu moterų vedlė, pavadinkim taip, bet iš esmės esu
psichoterapeutė, praktikė, gestalt psichoterapijos praktikė ir dirbu su žmonėmis individualiose sesijose ir poros konsultacijose diena iš dienos. Tai yra mano kasdienė praktika ir taip pat vedu seminarus jau apie 10 metį moterim, moteriškumo temomis, savęs pažinimo temomis, kūno savo patyrimo temomis ir viskas apie giluminį kontaktą su savimi, sujungiant dvasingumą, kuris labai didžiąją dalį užėmė mano gyvenimo, sujungiant kūną, kuris yra nuostabus įrankis, kurį aš atradau dirbdama šokių mokytoją 10 metį. Ir visą tai sujungus atrasti tą moterišką energiją, kūno plastiką, judesių plastiką. Tai tikrai turiu ko pasidalinti, nes virš 10 mečių dirbu su moterim šitomis temomis. Tai tikrai kviesiu jūs, jeigu įdomu, pasidomėti ir daugiau mano veiklą, o dabar nerkime prie pagrindinės mūsų šiandienos temos. Taigi, tos, kurios esate pirmą kartą, tik tai noriu tokį dalyką paminėti, kad kai aš kalbu vyrišką ir moterišką energiją, aš neturiu mintyje, kad vyriška energija yra tik vyrai, arba moteriška energija yra tik tai moteris. Mes, vyrai ir moteris, turime du polius. Vyriška ir moteriška energija savyje. Pas moteris labiau dominuoja moteriška energija, jeigu mes gyvename pagal savo prigimtį. Bet žiūrint hormoninę prasme, biologinę prasme, į mūsų biologinę lytį, tai taip pas mus dominuoja moteriški hormonai labiau. Pas vyrus taip pat yra vyriška ir moteriška energija, bet pas juos testosteronas, vyriški hormonai dominuoja labiau negu pas moteris. Dėl to jie turi tokią biologiją. Taigi, kai aš kalbėsiu, pabandykite pažvelgti į tai, kaip anglų kalboje labai gerai sakoma masculine and feminine energies, ar ne? Vyriška, moteriška energija. Lietuviškai mes nelabai turime tokio atitikmens, turime vyrišką, moterišką, bet tai netitinka lyčių, ar ne? Tai 90% maždaug moterų, kurios ateina pas mane į konsultacijas, į asmeninės sesijas, psichoterapijos, coachingo, human design, jos ateina su santykių klausimais. Kaip žinome, moterims santykiai yra iš tikrųjų svarbu. Didžiai daliai moterų santykiai yra labai, labai svarbi tema. Apskritai mums visiems žmonėms yra aktualu, bet ypač moterims. Ir kas yra, kodėl moterim taip svarbu santykių tema? Kodėl vyrai dažniau ateina į terapiją, irgi apie santykius dažniau kalba jau, jeigu į terapiją ateina, arba kažkokius įpročius, kurių nori atsisakyti, kas irgi yra moteriška energija, nes jau esu minėjus, galbūt esat girdėję, kad visos priklausomybės tai yra moteriškos energijos atspindys. Apskritai, moteriška energija yra apie prisirišimą, priklausomybę ir natūralu moterims būti prisirišusiam prie raišiom. Kai pas vyrus pradeda dominuoti daugiau moteriško hormonų, jie tampa pasyvesni, kai trūksta testosterono, trūksta jėgos, trūksta jausmo, kad galiu užkariauti ir daug nuveikti, pavyzdžiui, savo veikloje, savo santykiuose, tada pas vyrus išsiskiria moteriškas hormonas, kuris daro juos priklausomus nuo televizoriaus, nuo kompiuterio, nuo žaidimų, nuo telefono, nuo kažkokių tai medžiagų, alkoholio, cigarečių ar dar kažko daugiau. Tai visa tai yra iš moteriškos energijos. Tai kai pas vyrą dominuoja moteriška energija, jis yra pasimetęs. Jau esu apie tai daug kartų kalbėjus, kad kai vyras yra strese ir nežino, kaip spręsti kažkokią problemą, pavyzdžiui, santykių problemą, jis atsitraukia, tampa pasyvus, guli galbūt ant sofos, žaidžia žaidimus, daro kažką, kur jūs iš šono žiūrit ir galvojat, come on, kaip taip gali būti, yra dalykas, ką reikia spręsti, o tu guli ir nieko nedarai. Moterim neįmanoma to suprasti, nes kai moteris yra strese, pas ją išsiskiria testosteronas, kuris skatina ją veikti, užkariauti, siekti tikslų ir daryti kažką dėl susidariusios situacijos. Dėl to moterim labai sunku suprasti, kodėl vyrai nueina į pasyvumą ir atsitraukimą, kai čia ir dabar atrodo reikia spręsti situaciją. Tai būtent tai lemia ir mūsų hormonai, kaip ir minėjau, kai pas vyrą pradeda dominuoti moteriški hormonai, daugiau estrogenų išsiskiria negu tuo metu reikėtų, kai vyras nežino, ką daryti.
jis krenta į pasyvumą, priklausomybės, tai yra moteriška energija. Kai moteris yra strese, jinai krenta į kitą polių, į vyrišką energiją, į testosteroną. Ir jinai pradeda tvarkyti visus kampus, visas spinteles, visus namus. Žodžiu, kažkaip, kad padėtų savo tą nervų sistemą savo subalansuoti. Ar jums pažįstama? Jeigu pažįstama, padėkit širdutę. Žinosiu, kad suprantate, apie ką kalbu, kai jūs tarsi tvarkotės kaip pašėlus, tvarkot reikalus, o vyras atrodo yra pasyvus ir erzina, kodėl jis nieko nedaro, kodėl aš turiu. Ir iš tikrųjų, kai moteris yra strese, ji tampa kieta. Ir ji tampa kieta, tokia užsispyrusi ir vyriška. Sakykime vyriška, jeigu taip paprastai tariant. Daugam pažįstama. Džiaugiuosi, kad reaguojat. Iš tikrųjų, labai dažnai dėl to ateina į terapiją moteris, kai sako, mano vyras yra tinginys, mano vyras yra pasyvus, mano vyras pažadėjo prieš mėnesį, kad sutvarkys namie kažkokį tai kampą ir iki šiol jisai prie jo dar nepriėjo. Aš nenoriu jam prikišinėti, nes kitaip aš tampu pikta boba ir jisai man sako, kad aš reguliuoju, bet jeigu aš nieko nesakysiu, tai jis nieko ir nepadarys. Ką man daryti? Ir taip yra su viskuo, sako. Tai ne vieną tokį atvejį esu girdėjusi. Ir kas nutinka? Kuo labiau moteris neišsako laiku savo ribos, pavyzdžiui, čia yra nuostabi pamoka iš tos terapijos su ta kliente. Kadangi šitą laivo užduotis pasidalinti, kokiais klausimais ateina į terapiją moteris, ties santykiais ir kaip jos atranda kokius sprendimus, tai ką jinai, jos atveju ji buvo tapusi labai tokia vyriška. Pradžioje santykio atrodo vyras buvo gana iniciatyvus. Tada ji iš pradžių pasitikėjo juo, džiaugiasi, kad jisai inicijuoja, veda, bet buvo viena situacija, kur vyras parodė savo silpnumą. Kur vyras parodė, kad jis nežino, kaip išspręsti tą situaciją ir kas nutiko, moteris prarado pasitikėjimą juo. Ji pradėjo kabinėtis prie jo, jis dar labiau užsidarė viduje, nes jautėsi, kad jo moteris jo nepalaiko ir kas tada nutiko, atstumas tarp jų didėjo. Moteris vis labiau strese, nerime, gyvena kiekvieną dieną, nes ji nežino, ar gali pasitikėti vyru, kuris yra šalia jos. Automatiškai ji tampa labai vyriška, ji neduoda jam įsiterpti, jinai jam sako, kaip reikėtų daryti viską, ji tampa tokia kieta, nemaloni, aiškina, reguliuoja, o vyras tampa vis pasyvesnis ir atsitraukia. Nes vyrai nenori konfrontuoti ir įsivaizduokit, vyrai negali konfrontuoti su moterim. Vyrų pasaulyje yra taip, jeigu yra kažkokia tai situacija, kur du vyrai nesusikalba, jie eina aiškintis. Vienas iš aiškinimosi būdų yra, jeigu reikės, žodžiu, parodysiu, kas čia yra bosas ir jeigu reikės, duosiu į galvą, paprastai tariant. Su moterim vyrai to daryti negali. Tai ką tai reiškia? Kad vyras neturi savo galios, jis negali parodyti savo fizinės jėgos, kas pas jį yra ypatingai stipru ir kas jam padeda daugeliu atveju darbe, ar ne, susimobilizuoju ir agresyviai judu link savo tikslo. Su moterim vyras negali būti agresyvus. Kas tada būna? Jis nueina į pasyvumą. Tada moteris dar labiau pereina į vyrišką energiją, dar grubesnė tampa, dar labiau aiškina, tada vyras dar labiau nueina į moterišką pasyvę energiją, nebežino, ką daryti, jaučiasi, kad jo paskutinį testosteroną ten iš apačios nukirto. Ir kas tada nutinka, kad tokia pora su laiku neturi intimumo, neturi artumo, moteris tampa diedu, o vyras tampa boba, kaip sako klientai mano. Tai ar pažįstama šitą situaciją, ar teko sudurt, galbūt jums pačiom teko tai patirti savo santykį, padėkit širdutę arba parašykit taip. Ir tai yra labai dažna situacija, kai moteris sako, mano vyras silpnas, aš esu per stipri jam, arba jis manęs neatlaiko, ir tada moteris nori save kažkaip sumažinti. Ir kas tada nutinka, jeigu moteris uždaro po truputėlį savo emocijas, girdžiu, kad teko patirti pačiai, labai suprantama, nes iš tikrųjų nemažai moterų su tuo yra susidūrę, nes tą matė ir savo mamose. Ir tai nėra lengva su tuo pradirbti, bet galiu pasakyti, kad įmanoma. Tiesiog labai svarbu suprasti savo patį veikimo modelį, hormonų veikimo modelį. Pinasi žodžiai.
Tai mano viena klientė visada duodu šitą pavyzdį. Jos atėjo, žodžiu, savininkas buto ir sako, jūs turite išsikraustyti, nes mes pardavėm šitą butą ir dabar jūs turite surasti, kur gyvensit toliau. Ir sako, jūs turite savaitę laiko, žodžiu, išsikraustyti. Ir ta mano klientė sako, aš negaliu, man nutirpo visas kūnas, aš ateinu pas vyrą, vyras toksai, okei, gerai, reikia ieškoti kažko. Gerai, sako, palauk, pagalvojam iki rytojaus, poryt, ir nuspręsim. Ir vyras tada nuėjo, įsijungė kompiuterinius žaidimus ir pradėjo žaisti. Ir moteris stovi ir sako, tu ką, išprotėjai, taigi mums reikia ieškotis naujo būsto, tu dabar kompiuterinius žaidimus žaidi. Tai va čia yra tas pavyzdys, apie kurį kalbu, kai strese vyras, kad susimobilizuotų, jis turi atsitraukti iš pradžių, nueiti į pasyvumą, kad ateitų jam idėjos, veikti visiškai bet ką, kas nesusijęs su sprendžiama situacija, kad įgauti išminties, išgirsti save ir tada jisai sugrįžta, kai turi atsakymą, pas jį vėl užkyla testosteronas ir jis gali spręsti situaciją. O kas tai moteriai tada nutiko, jis sako, aš nemiegu naktį, vyras šalia knarkė, aš nemiegu naktį, aš jau galvoju, kur mes gyvensim, man jau čia vienai reikia galvoti, kur man čia su vaiku eiti dabar, mums reikia tiek daiktų visur susitvarkyti, kažkur padėti. Tai va taip moteris dažnai reaguoja, jeigu nesupranta savo prigimties ir vyrai, kurie nesupranta savo prigimties taip pat. Tai jeigu suprasit, kad streso metu pas moterį iššoka testosteronas ir jūs geriau eisit susitvarkyti namus, eisit kažką nuveikti dėl savęs, negu tiesiog sėdėti ir kudakuoti šalia vyro, kuris tuo metu yra visiškai savo nesąmonėse, žaidžia kompiuteriu arba, žodžiu, scrollina ar dar kažką neproduktyvaus daro. Tai jeigu jūs leisite jam tą erdvę, jis sugalvos ir priims sprendimą ir jūs galėsit atsipalaidavusi sekti ten, kur vyras veda. Moteris yra laimingos, kai jom nereikia priimti pagrindinių sprendimų. Kai jos turi vyrą, kuriuo gali pasitikėti šalia. Jeigu šalia jūs yra vyras, kuriuo jūs negalite pasitikėti, tai ką jūs veikiat su to vyru? Klausimas, ar jis toks buvo nuo pradžių ir jūs pražiūrėjot, ar jis tapo su jumis būnant toks, nes jūs viską sprendžiat ir jam kaip ir nėra dėl ko tada prisimti atsakomybės. Visą tai galima pakeisti, tik kai kiek metų tai jau yra pridaryta, kuo daugiau metų, tuo yra sunkiau. Nes vyras jau tikisi, kad vis tiek išspręs, kad ir ką aš darysiu, jei netiks, vis tiek čia kudakos, tai tegul sprendžia pati, kaip jai patinka padarysim. Ir kaip žinia, tai niekur gerai neveda, nes moteris jaučiasi, kad vyras neinicijuoja, kad jo nėra ir kad ji viena turi viską, žodžiu, spręsti. Tai nėra geriausias variantas. Jeigu moteris išlauktų kantrybę, tai yra tokia savybė, kuri šiais laikais trūkstama moterim. Moteris dabar nelabai turi kantrybės. Jos turi arba pasyvumą, kur visiškai nieko tiesiog nedaro ir tiesiog skundžiasi aukos vaidmenyje, arba jos inicijuoja ir bando vyrą pakreipti savo pusę ir, žodžiu, tiesiog nuolatos yra iniciatyvioji energija, kas nėra moteriška energija ir tada jos sako, aš perdegiau, pervargau, priimti sprendimus už save, už vaiką ir už vyrą. Tai tikrai noriu dėl to jums ir pasakyti apie tai, kad tai yra prigimtis. Vyrai ateina su sprendimu, kai išbūna savo vadinamojo oloje. Moteris, pasirūpinkit tuo metu savim, eikit pasirūpint, darykit kažką dėl savęs, tą energiją išnaudokit savirūpai, savęs pasirūpinimui, ne kažkur lakstimui iš problemos sprendimui. Išlaukim, turėkim kantrybės išlaukti. Žinau, kad nėra lengva, bet iš mano patirties galiu pasakyti, kad net ir vyrai, kurie neturi labai stiprios valios, jeigu jie jaučia, kad moteris pasitikė, jie priima sprendimą, nes jeigu tai yra sąmoningas vyras, sąmoningas, aš nekalbu, kad ten jau labai kažkoks sąmoningumo keliu einantis, bet turiu omeny pakankamai racionalus vyras, jisai ras sprendimą, vienokį ar kitokį. Ir tada moteriai nereikės stresuoti apie sprendimą, kurį priima vyras. Tai iš esmės mes moteris buvom... Dar noriu pakalbėti apie kitą polių, su kuriuo ateina labai dažnai moteris į terapiją. Tai yra, kad moteris praranda save santykyje. Ir mes nuo